35 metų vyras kreipėsi į mūsų kliniką dėl sutrikusios kairės alkūnės funkcijos. Būdamas 8 metų buvo patyręs kairio žastikaulio distalinio galo lūžį, kuris buvo gydytas konservatyviai mobilizacija. Visą laiką gyveno su sutrikusia nepilna alkūnės funkcija. Judesio metu alkūnė judėdavo ištiesimo metu į šoną. Priimtas sprendimas atlikti žastikaulio osteotomiją, panaudojant pagal pacientą sukurtus implantus. Todėl atlikom kompiuterinės tomografijas abiejų rankų, palyginom žastikaulio formą dydį. Bendradarbiaujant su prancūzų kompanija Nuclip sukurti nukreipėjai, suformuoti modeliai kaulo, kuomet operacijos metu suformuojami nukreipėjai, kurios uždedama operacijos metu ant netaisyklingai padėty su augusio kaulo, atliekamos osteotomijos, kaip matom vaizde, ir atliekamas osteotomijos, statomas žastikaulis į taisyklingą padėtį, kartu užfiksuojama plokštelėm taisyklingai padėty ir statoma funkcija. Po operacijos pacientas turi pilną alkūnės ištiesimą sulenkimą ir ašis kampai rankos yra taisyklingos. Toliau laukiam kaulo suvijimo ir artėjančios reabilitacijos.